Sveiki kolegos, jeigu paspaudėt ant šito vaizdo įrašų vien tik dėl antraštinio klausimo, jeigu neperskaityt, aišku, tai pakartosiu, kuris klausė, ar verta pradėti šilauogių auginimo verslą, tai atsakysiu jums iškart pačioj pradžioj ir galėsiu daugiau nebežiūrėti. Na, bet atsakysiu labai trumpai, jeigu norėsite išgirsti pilną atsakymą ir sužinoti, kiek mes uždirbom po pirmojo sezono, tai reikėjo žiūrėti tuomet visą seriją ir aš jeigu jie vis po truputį papasakosiu, tai parodysiu šiek tiek veiksmų, kas vyksta, o serijų bus, kas vyko kelias savaitės ir tuomet vėl šiek tiek papasakosiu, taip visą video ir sumontuosiu. Pirmiausia, norint atsakyti šitą klausimą, tai visiškai tiksliai aš jums jį galėsiu sakyti lygiai po metų, kai mes turėsim pirmą savo tikrai derlių. Šiais metais turėjom tokį pirmą derlių, bet jisai buvo labai mažas ir jau yra 2 metai, kai aš tą šilauogės auginu. Po tų 2 metų galiu jums tikrai drąsiai pasakyti, kad pakol kas, aišku, gal atsakymas kitais metais pasikeis, tikrai neverta. Tikrai neverta pradėti tų uogų verslo. Tai va, toks būtų trumpas atsakymas. Kodėl, jeigu norit sužinoti, tai tek žiūrėti visą seriją. Kai baigėsi su ankstyvosiam šilauogėm, visi matėt, jeigu nematėt, dar kartą galite pažiūrėti, dėsiu nuorodą, serija vadinasi Derlių nulesi paukščiai. Na, dabar jau pradėjau nokti vidutinį vilvumo šilauogės, tai važiuojam, šiandien atliksim pirmą skinimą vidutinį vilvumo. Ir kaip jūs galvojat, ar mums duos paukščiai nusirinktas uogas, ar irgi taip pat nules? Spėkit, ką veiksim šiandien, kolegos, skinsim uogas. Dar viena skinimo diena. Išgeriam kavos ir šausim skinti uogų. Ir lekiam vėl skinti uogų. Atvarim į ūkį ir skinsim šilauogės. Vėl esam ūkyje, tai vėl skinsim šilauogės. Na, skinimai pakol kas vyksta tikrai šauniai. Nu, kaip ką reiškia šauniai, darbas yra sunkus, skinti yra tikrai sunkiau negu tikėjausi. Nu, vienu žodžiu, tai yra tiesiog juodas ir sunkus darbas, bet dėl paukščių nėra. Tai va, tai leidžiam šilauogės skintis, jau visą savaitę skinam tą šilauogės. Ir paukščių kol kas nematyt, tai galbūt jie pamiršo apie mūsų šitą ūkį, galbūt rado kažką skanaus, nu tikėkime, kad tas vidutinio vėlyvumo šilauogės leis nusiskinti iki galo ir paukščiai negrįš. Nu tikėkime, pakol kas nematyt paukščių. Nereikėjo taip sakyti, nereikėjo, nes visai netrukus atsitiko šitaip. Tai ir turim draugelius, tai taip ir galvoju, kad tai bus prinoko. Šiandien va vėl tas pats laikas, kaip prinoko dabar vidutinio vėlyvumo veislė ir štai ką turim, žiūrėkit, įsidalino. Vienas būrys dabar čia. Antras būrys, jeigu mato, ten, trečias būrys ten, o dar 4 būrys va ten yra toli. Ir blogiausia, kad turiu labai daug užsakymų, šiandien yra antradienis, o užsakymą turiu jau iki kito pirmadienio, žmonėm viskas jau yra užsakyta, suplanuota. Nu, tai šiandien kiek surinksiu, tiek surinksiu ir dar baisu, ten atrodo lietus ateina debesis. Tai va, štai ir turim vėl tą pačią problemą. Skinu nuo 11, hebra vis dar nepasiduoda, o dabar jau yra po 1:10. Tai jau jie čia kimarina 2 valandas ant tų laidų. Nu, sorry, hebra, būsiu šiandien iki nakties, jau niekur tikrai neįsiu. Teks rytoj ateiti anksčiau negu aš. Planuoju rytoj ant 8 jau būti čia, taip kad jums apie nesakysiu jam. O, eik, koks durnas, tikiuosi neišgirdu, paukščiai gerai girdini. Eikit namo, niekur neįsiu aš iki vakaro. Garbės žodis. O, žiūrėk, protingesni išskrido. Viskas, paukščiai dingo, pasidavė. Tai prabuvo iki 4 valandų. Galvoje, na tas tai tikrai turbūt niekur neis. Na, o aš toliau, ką, skinam toliau. Po 4:10 neilgai pasidžiaugiau. Vėl hebra grįžo. Yra čia reikalų, žinau, kad skint taip atrodo, kas čia yra. Bet iš tikrųjų, nu, blogiausia yra tai, kad aš kaip ir sakiau, šį 15 kg man yra tokia komforto zona. Aš 15 kg galiu priskinti savo ramiai, va, neskubėdamas per daug. Po daugiau jau, nu, pakerta nugarą. Vėjas iš tikrųjų pakilęs nemažas, na, berželiam čia maksimalių išbandymų metas šiandien. Berželė audrą atlaikė, bet neatlaikė eso. Tai eso nuvarė juostą. O vyšnė tai neatlaikė uraganų. Na, šiandien, manau, šilauogių liet nereikės. Šiltnamį kažkaip dažnai šviesų. Palaukuč taip šviesų kažkai. Ai, stoglangiai atidaryti. O, matot, visi atidaryti stoglangiai. Bet pala, taigi nebuvo stoglangių šiltnamį. Tai esam ūkyje po audros pirmą kartą. Nu jo, šilauogės tokios pasigandė, atrodo tikrai pasigandė. Buvo daug gražesnis. Aha, matot kaip atsitiko, čia dabar žiūrėkit viskas. Nu, šilauogės tikrai tokios pasigandė, atrodo visos, niekas neišlūžė, nieko nesmeta, aišku, žolę vėl reikia pjauti, nekreipkite dėmesio. Bet, nu jo, krūmeliai tokie pasigandę. Yra kai kurie ir va išversti, pala iš čia nulūžęs, ką žinot, tiesiog šiaip prigulė pakulėt. Aha, nulaužtų yra nulaužtų šilauogių. Nu, tų šilauogių, ne šilauogių, čia yra ūgliai, nu gaila, aišku, va,
koksai gražus uglys ir nulaužtas. Nu taip, tai aišku, matom, kad yra bus tų palaužytų tokių uglių, nes vėjas visgi buvo didelis, laukuose suprantam, jisai buvo dar didesnis, bet visos šilaugės tokios pasigandė, jos buvo ryškiai žalios visos. Nu dabar tokios, aha, matot jau tokios. Nu vis tiek dar kartą šiais metais pasirūkštinsiu. Va, dar vienas nulaužtas. Štai ir dar, na, tų uglių, kaip ir sakiau, palūžusių čia bus ganėtinai daug, aišku, suprantam. Bet dar kartą, matot, jie visi pasidarė tokie paraudę. Tai čia turbūt nuo to streso, ar nuo ko, net nežinau, ar nuo drėgmės gal pertekliaus, nes labai daug lyjo. Bet visos šilaugės pasidarė tokios paraudę. Tai, na, bet aš manau, kad čia yra dėl audros padariniai tokie. Na ir tikiuosi, kad čia nieko tokio baisaus nėra. Bet va, galit pažiūrėti. Tikiuosi per kamerą matosi. Vat visur tokios raudonos dėmės atsirado. Ir lapeliai tokie paraudonavę, nu tokios įsigandė. Buvo prieš audrą, viskas buvo gražu, ryškiai žalia, o čia po audros taip atsitiko. Tai suprantam, kad turbūt čia kažkokie tai audros padariniai, stresas. Ir va, matot, visi tokie pasigandė pasidarė. Bet kaip ir sakiau, vis tiek dar aišku dėl viso pikto. Rytoj būtinai pasirūkštinsiu viską. Pirmiausiai pakalbėkam apie geras naujienas, gerus įvykius. Pirmas gera naujiena, geras įvykis buvo tai, kad klientų visgi buvo, norinčių pirkti uogų buvo daugiau, negu mes galėjom pririnkti. Taip, kad reiškia, potencialų dar yra augti, nes, taip jau išėjo, kad negalėjom patenkinti visų norinčių. Tai atsakymus reikėjo netgi kelis kartus apšaukinėti, žmonių buvo norinčių daugiau. Tai čia, kaip ir skaitau, yra, geros tendencijos, reiškia, yra kur progresui eiti. Vėlgi reikia suprasti, kad mes buvom šiais metais 2.0 zonai. Tai reiškia, mes uogų turėjom tik tai 100 kg. Jeigu viskas bus gerai, nebus jokių tornadų, krušų ir panašių dalykų, kitais metais turėtume būti 3.0 zonai. Tai čia jau bus visiškai kitas levelis ir suprantam, kad jau bus nebe 100 kg, o jau bus 1000 kg. Tai ir klientų reikės, aišku, daug daugiau negu jų buvo dabar. Bet taip pat mes dar neišnaudojom reklamos kanalų. Tai reklamos buvo tik tais vieną kartą aš parašiau po save Facebook'e ant sienos. Tai tuomet buvo tas pirkimas irgi. Tada išleidau tą vaizdo įrašą juokingą, kurį ne visi beje suprato, bet didžioji dalis suprato. Bet tas vaizdo įrašas neturėjo būti šiaip tai reklaminis. Bet jisai suveikė kaip reklaminis vaizdo įrašas, tai irgi po to įrašų buvo toksai pirkimų eilė buvo. Beje, netgi tai buvo po to įrašo, aš netgi turėjom jau sustabdyti pardavimus, nes tuomet atvarė paukščiai ir nulėsi viską, tai netgi po to jau žmonėms teko atrašyti, kad uogų nebeturim. Tuomet prasidėjo tos vėlyvesnės veislės. Tai vėlyvesnis veislės, kai prasidėjo, tai į Facebooką parašym vieną postą ir irgi reikėjo jį sustabdyti, nes žmonių labai daug prisisakė, tai ten buvo jau pradėjo visi po 10 kg, man 10 kg. Tai sustabdinta įrašą, nes jau tiek daug prisirinko ir plus visgi net tiek, kiek pririnkomų sakymų nebesugebėjome gyvendinti. Čia vėlgi pamokos, aišku, reikia suprasti, reikia skaičiuotis, bet labai sunku. Kai žmogus tu sako, tai aš noriu 10 kg, tai tu sakai, tai gerai, parduosiu, tada kitas vėl parašo ir aš dar noriu 10, ir aš dar 10, ir aš dar 10. Ir tu visiems sakai, tai gerai. Aišku, reikėjo įsivertinti objektyviau savo galimybės ir suprast, kad tiek neturėsim, tai bet sustabdžiau įrašą ir po to visgi kelis užsakymus reikėjo atšaukti. O antras geras dalykas, kas atsitiko, tai yra, jog atsirado nuolatinių klientų. Beje, dėl abiejų dalykų aš labai stipriai pergyvenau. Aš galvojau, kad kaip čia bus, kur tas uogas parduoti, ar čia kažkas bus, jau tai pergyvenau. Antras dalykas, dėl ko pergyvenau, mes kaip pardavinėjom uogas pačioj pradžioj, pirmiem žmonėm, tai buvo taip, kad antrą kartą niekas nesikreipė ir aš tuomet galvojau, tai kaip čia kažkas negerai, gal kodėl antrą kartą niekas neperka ir tuomet prasidėjo. Taip kažkaip praėjo laiko ir prasidėjo ratai suktis. Antrą ratą tie patys žmonės, trečią, ketvirtą. Tai antras dalykas, kuris yra džiugus, kad atsirado nuolatinių klientų. Tai ačiū, aišku, visiems, kas pirko iš viso ir ypatingai nuolatiniam klientam labai ačiū. Bet jau pradėjo formuotis tas toksai ratas nuolatinių klientų, tai irgi tas yra džiugu, taip pat aišku yra kur augti, nes tikiuosi, kad kitais metais tie taip pat klientai liks ir taip kiekvienais metais vis naujų atsiras tų nuolatinių klientų. Tai tokios būtų tos geros naujienos. Net nežinau, prie gerų, ne prie gerų naujienų vėl. Matot, viskas, daug kas pasikeitė iš tikrųjų dabar. Niekad gyvenime nesu niek pardavinėjęs. Tai man tai buvo truputėlį nejauku, kad, tu žmogui duodi uogas, jisai tau duoda tuos pinigus, kažkaip, kad labai keistas toks dalykas.
Ir tu jautiesi kažkaip, aš toksai kaltas jaučiuosi. Galvoju, blemba, nu aš čia duodu žmogui tas uogas, jis man tuos pinigus duoda, gal jam šiaip tas uogas duot, neimtų pinigų. Keistai buvo, bet po to tu nuveži vienam, nuveži kitam, visi sako, o kokius čia gerus, kaip skanu, čia nais, o čia ačiū už tas uogas. Po to tu galvoji, nu blemba, gal čia tikrai, nu tai aš vis tiek dirbu čia nais, tas uogas auginu, tai žmonės valgo, duodu tuos pinigus ir kažkaip persilaužiau. Ir dabar jau yra kažkaip, nu, tapo jau normaliau, kad aš žmogui duodu uogas, jis man duoda pinigus ir kažkaip, nu, jau savaime suprantama, logiška, kad jis man duoda tos pinigus, nes, nu, aš iš tikrųjų dirbu, aš leidžiu pinigus, aš trešiu, lieju, pjaunu žolę, raviu, prižiūriu, nu, tai už tai žmonės ir moka pinigus, atsilygina, jie gauna gerą uogų. Tai va, tai tas irgi toksai buvo dalykas, prie ko reikėjo priprast. Kai pradėjau tas uogas išvežinėti, kažkaip tai tų žmonių, tai va, tai pas vieną nuvažiuoji, pabendrauji, pas kitą nuvažiuoji, pabendrauji ir iš tikrųjų, žinokit, visai nieko yra tas uogas nuvežti pas žmogų. Tai visai man patiko. Atveži, pašneki dar su žmonėm, tas uogas paduodi, kažkaip ir tų kontaktų skaičius didėja. Tai va, čia irgi priskirčiau prie pliusų. Myglį nusipirkus spintą, ją atvežė į antrą aukštą ir aš pagal teoriją turėčiau šitą spintą paimti iš čia, kur yra, ir tuomet einam parodysiu. Viską užkelti štai šitais laiptais į antrą aukštą. Junkim, kad būtų aiškiau. Tai aš manau, tai yra nerealu, jie sukasi ir siauri. Nu ką, einam, bandysim vis tiek kažkaip tai nešt. Pirmiausiai galim pasimatuoti, ar iš viso tilps. Taigi atlikim labai tikslius matavimus. Gerai. Tai šitaip ar ne, paimam ir einam pasimatuosim. Aha. Taip, čia praeinam. Taip. Aha, taip, gerai. Šitaip. Ai, tai turėtų tilpt, žiūrėk, gal užnešiu, taip. Panašus peilis į mano, bet to ką reiškia tas iksus ant peilio. Kaip galvojat, kokios spalvos mums labiausiai namuose trūksta? Nu, aš manau, reikėtų kažką naujo išbandyti, kaip jūs galvojat. Pilka. Tai va, kažką naujo, vienu žodžiu, namuose noris naujos spalvos, tai spinta bus pilka. Ir tokiu pačiu būdu liko dar užnešti labai daug plokščių. Taip, na ką, pažiūrėkim, ką čia reikia gero padaryti. Nu, žinokit, nelabai panašu į brėžinį. Va taip atrodo brėžinys, o taip atrodo spinta. Nesuprantu niekaip, kodėl čia nieks neišeina. Tai dabar viskas daug aiškiau. Na, bet aš manau, kad užteks tik tai gerai apšlifuoti. Na, štai dabar jau panašiau į priešinį, tai reikėjo tik truputį apdailinti ir dabar jau va, spinta kokia ir turi būti. Va, viršui dega tokios švieselės, na, nežinau, ar jos kažką padės ar ne, bet štai su tokiom švieselėm. Pirmoji problema ir sakyčiau yra, nu, turbūt viena iš pačių svarbiausių, tai yra tai, kad darbo ir pelningumo santykis yra labai prastas. Atėjo katiliūzus man irgi pritorto, ar ne? Jo. Tu daug dirbi ir man vis tiek mažai skaniukų perki, tai reiškia, kad tikrai neverta. Gal pradėkime nuo to, kad šilauogių kaina yra neadekvačiai maža. Per mažai yra šilauogių kaina, pavyzdžiui, šiais metais mes pradėjom prekiauti šilauogėm po 6 eurus, nu bent jau gerai, kad stipriai nukrito ir pabaigėm po 5 eurus. Tai reiškia, 6-5 eurai visą sezoną tokia kaina buvo, tai braškių kaina yra, startas būna 12-10 eurų už braškės, o šilaugės sausmedis buvo po 10 eurų 12 už kilogramą. O šilaugės užauginti kainuoja 10 kartų brangiau negu visas kitas uogas. Jūs pasisodinkite hektarą šilaugių, pasodinkite hektarą braškių ir hektarą sausmedžių. Tai kainos yra nesulyginamos. Tai yra, nu, šilaugės yra tiesiog labai brangu pasodinti, reiškia, ir auginti. Nu, todėl jų kaina negali būti tokia maža, kokia yra dabar.
Nu, bet patys matot, šilauogių kainos yra būtent tokios, nu, vėl galbūt tai lemia, vėl nereikia čia pykti, aišku, tokia yra rinka, tai kaina nustatinėja rinką ir tiesiog turbūt atsitiko taip, kad visgi tų augintojų šilauogių pasidarė labai daug. Taip, jų pasidarė daug, plus atkeliauja daug produkcijos iš kaimininių šalių, tai yra iš Lenkijos pagrindė, aišku, ir už tai ta kaina yra neadekvačiai žema. Ir kaip ir sakiau, antras dalykas - juodas darbas. Su tom šilauogėm tai vėl jūs turite suprasti, kad tai bus tiesiog juodas darbas. Jūs turėsite jas genėt, ravėt, trešt, liet, vėl ravėt, tada dar kartą ravėt, pjaut žolę, nu tai skinti. Visa tai yra juodas darbas. Ir praktiškai, ką jūs uždirbate to šilauogę, tai yra tiesiog tas juodas darbas, kurį jūs padarote. Tai reiškia, jūs uždirbate iš šio darbo. Gerai, aš tarkim nenoriu skint, samdysim skinėjus. Jiem reikės mokėti pinigus. Aš nenoriu ravėti, reikės samdyti, kas nuravės. Aš tarkim nenoriu pjauti žolę kiekvieną savaitę, tai reikės samdyti, kas pjaus žolę. Tai jeigu jūs norit būti direktoriumi ar ne ir tiesiog samdyti, tai tuomet jūs uždirbsit visišką nulį. Jeigu aš, pavyzdžiui, pats skiniau, tai reiškia, nuo kiekvieno kilogramo aš jau uždirbu po 1 eurą. Jeigu pats ravėjai, tai dar po 50 centų primes ir taip, vienu žodžiu, tu tiesiog uždirbi iš to šilauogių ūkio, iš juodo darbo, kurį tu padarai. Tai mano manimo, jeigu jūs norit kažką uždirbti, tai visgi reikia plėsti, nebent tik per kiekį. Tuomet jūs, kaip ir sakiau, jau galėsit būti kaip ir tuo direktoriu, kur mes galim sakyti ar ne, bet tai turi būti taip. Mes dabar šnekam apie 1 hektarą šilauogių, tai reiškia, kaip yra pas mus, 1 hektaras, 2500 krūmelių, tai iš tiek krūmelių jūs gyventi tikrai negalit ir išgyventi tikrai negalit, nepamirškit, kad jums dar reikia turėti darbą. Jūs iš 2500 krūmelių, bet tai yra iš hektaro tikrai neišgyvensit, tai yra tik papildomos pajamos, tai yra priedas prie jūsų atlyginimo. Iš tikrųjų, aš net nežinau, kada čia viskas atsipirks, nu vėlgi. Kai visą aš tai dariau, skaičiavau, rėmiausi vadovėliais, ar ne, nu kaip vadovėlis, nu tiesiog, nu taip, vadovėlinė tokia informacija, bet jeigu tu pasodinsi vieną šilauogę, iš jos priskinsi ten 5 kg uogų, ar ne, tai aš galvojau, aha, tai 2500 krūmelių, tai jeigu aš priskinsiu po 5 kg, tai čia, nu, atmeskim, tarkim, 10 tonų bus, oho, 10 tonų, pagalvojau. Tada parduosiu po 5 eurus, tai čia 50 000 eurų, nu tai 50 000, tai jau visai taip, nu, nebloga tokia suma. Tai jo, tai visgi taip viskas neveikia, iš tikrųjų, aišku, taip nebus. Ir aš, aišku, žiūrėjau taip pat ir visokių interviu ir spaudoje skaičiau žmonių interviu, kas augina, ir jie vis irgi sakydavo tokius skaičius, kad, nu, mes ten iš hektarų priskinam 2-3 tonas tų šilauogių ir aš net galvoju, tai kaip jūs iš hektarų galite priskinti tik tais 2-3 tonas, parašyta vadovėlį, kad jūs turite priskinti 10 tonų. Tai dabar jau visgi, kai jau porą metų praėjo, tai suprantam, kad taip, nebus taip, kaip buvo vadovėlyje. Tai visgi dalis uogų neužaugs, dalis uogų nukris, dalis uogų bus nekondicinių, bus mažų, supūs, suges, surinkų susispaus, taip kad aišku suprantam, kad tas 10 tonų tai turbūt būtų visų uogų, bet jūs aišku visų uogų nenurinksit ir visų uogų neparduosit ir bus nuostoliai, bus tam tikri nukritimai, bus nekondicinės uogos ir panašiai, taip kad iš tikrųjų tai taip. Na dabar tas galutinis skaičius aš dar nežinau, man dar per anksti sakyti, aišku, visgi aš galvoju, dar pakol kas vis dar optimistiškai žiūriu ir manau, kad, nu kaip sako, jūs galite pažiūrėti ant tuos visus interviu, paskaityti spaudoje, tai visi sako, kad iš to hektaro uteniškių lietuvis 2-3 tonas pririnka. Nu aš visgi manau, kad gal daugiau prisrinks, nu bet gerai, tarkim, imkime, kad ir prinktume, mes tarkim, nu gerai, 4 tonas pririnktume, ar ne? Tai jūs patys paskaičiuokit 4 tonus, po 3 eurus, tarkim, jums lieka nuo vieno, reiškia, kilogramų, lieka 3 eurai. Tai jeigu jūs priskinit 4 tonas, tai čia tik 12 000 eurų. Tai, kaip ir sakau, nu, tai jūs patys pagalvokite, ta prasme, tai ar jūs esat pasiruošę dirbti per vasaras, per atostogas, per išeiginės už ką, už tą 12 000 eurų, nu tai čia jau reikia, kaip ir sakau, apsispręsti jums patiems. Vėlgi, galbūt situacija dar ir pasikeis, bet nu, man dabar atrodo, kad iš tikrųjų logiškai galvojant, tai kažkas panašaus ir būtų. Nes logiškai, jeigu tu pririnksi 4 tonas, nu, tai paskaičiuok, tau lieka po 3 eurus nuo indelio. Pat 2 metai, vis dar kai yra minusas, kiek bus to minusų pažiūrėsim, jeigu seksit mano serijas, nes mes dabar turim būtinai per rugpjūčio mėnesį padaryti paukščių tinklus. Tai va, tai žiūrėsim, kiek kainuos tie paukščių tinklai. Tai nuo to ir priklausys būtent tas minusas, nes čia bus pagrindinė investicija, kurią šiais metais mes darysim. Visi jau atrodo, nu jau viskas čia išleidau tiek pinigų, jau šiais metais bent kažką uždirbsiu. Reikia paukščių tinklų. Vėl minusas. Kitais metais galvoju, nu jau bus didesnis derlius, daugiau pinigų gausiu, nepamirškit, reikėjo šaldytuvų.
tai šaldytuvo ir žiūrėkit, kad ateis dar kažkas neatsitiktų. Tai dabar pagal dabartinį planą tai tik šaldytuvų reikės, bet čia, žinokit, gali būti, kad ir kitais metais vėl dar kažko daugiau reikės ir tas minusas vis tęsiasi ir tų pinigus vis dedi ir pakol kas to pliusų dar nėra. Nu tai va, tai 2 metai, pakol kas dar abu metai yra į minusą. Na, žiūrėsim, kai bus 3 metai. Nu, jau tikiuosi, kad 3 metais bent jau kažkas. Bet vėlgi, ateis kruša, ateis, žiūrėkit, kas buvo Šiauliuose dabar, tornadas. Tai ateis tornadas, ateis kruša, dar kažkas, kažkokias tai stichinė nelaimė ir jūs iš viso galite visišką nulį turėti. Taip kad, nu, čia yra rizikingas dalykas, taip kad vėlgi jūs pajamų pastovių negalit savo prognozuoti. Būtent vien dėl to dalyko jums reikia dar ir darbą vis tiek turėti, nes jūs nežinot, kiek jūs uždirbsit. Gali būti, kad kažką ir uždirbsit, o gali būti, kad uždirbsit visišką nulį. Na tai tiek šiam kartui, kolegos, tikiuosi, čia per daug pesimistiškai jūsų nenuteikiau. Kaip ir sakiau, tiesiog čia pakol kas yra apžvalga po 2 metų. Aš tikiuosi, kad ateityje viskas bus tik geriau. Aišku, vilties neprarandam ir tikimės, kad viskas čia bus gerai ir kuo toliau pelnas vis didės ir tuomet nuotaikos jau bus geresnės. Na, bet tiek šiam kartui, susitiksim po savaitės. Iki visiems, tikiuosi, jau darysim kitą savaitę paukščių tinklus ir bus kažkiek įdomiau.